Priekulėje, priešais iškilios rašytojos Ievos Simonaitytės vasarnamį, kur dabar įsikūręs jos memorialinis muziejus, gyvenanti ir pačią Simonaitytę pažinojusi Edita Barauskienė, paklausta, ar tik neteks gatvės, kurioje gyvena, pervadinti į rašytojų gatvę, šios minties kratosi. Tačiau panašu, kad Priekulės ore tikrai tvyro kažkas ypatingo. Beveik 60 metų čia gyvenanti Metų kultūros žmogaus nominacijos laureatė Edita Barauskienė išleido daugiau nei 10 knygų, o šiemet išskirtinai suspindėjo jos naujoji knyga Karo vaikų likimai, kurioje pokario istorijos ir nenumaldomas mūsų krašto vaikų noras kabintis į gyvenimą net sunkiausiais laikais. Kadangi ta mano knyga yra ir apie motinius yra, apie tą amžių motinių, tai mano ta auditorija tikslinė ir būtų, kad štai palyginkit, kaip štai jūs dabar gyvenate, štai toks laikas ir būtų toks laikas po karo. Ką reiškia sunkumai ir pavyzdžiui, kaip dabar iš tėvų reikalauti, tu džiaugiasi, kad tave pagimdė ir tau dovanoja gyvenimą ir tu tame gyvenime, kaip tu sugebėk džiaugtis gamta, sugebėk džiaugtis gerų poelgių žmogaus ar šypsena. Nors gimė Šilutės rajone esančiame Virkytų kaime, kone 6 dešimtmečius Priekulėje gyvenanti Edita jaučiasi tikra priekuliške ir šio krašto istorijos liudytoja. Tai žinoma, mažosios Lietuvos atstovauju mano mama Žemaitė, o man tėvelis buvo iš šito krašto, bet kai jau čia vis mažuma mažiau lieka, tai tuoti jauti pareigą liudyti apie tos žmonės, kurie daug prisidėjo, kad tas kraštas būtų dabar. Naujoje Editos knygoje Karo vaikų likimai aprašomos istorijos apie pokario vaikus, kurių dauguma augo be tėvo ar kurie per karą, netekę abiejų tėvų, atsidūrė vaikų namuose ir nieko nežinojo apie savo tėvus, nei ar turi brolių, seserų. Apie kylančius klausimus. Kas aš toks? Kodėl aš būtent toks? Editos knygoje labai aiškiai parodoma, kad atsakymo tuo metu vaikai ieškojo mokytojose. Į juos buvo nukreiptos jų akys, tad nenuostabu, kad ir pati mokytoja buvusi Edita šiandien labiausiai džiaugiasi, kad į knygų pristatymus ateina mokiniai. Pati prašo, kad mokytojai, bibliotekininkai juos pakviestų. Prašyti galim, bet nežinia, tie vaikai ateis, juk tvyro tokį nuomonę, nieks jiems neįdomu, nei jie nieko neskaita, tik telefonas ar visa kita. Galvoju, reikia pabandyti sugriauti tą mitą. Ar aš sugriausiu ar ne, tai dar neaišku, bet pabandyti. Literatūros mokytojai, kurie atsivedė visą 11 klasę. Žinokit, kaip mokytojai širdis pasidžiaugia. Jauni veidai ir jie klauso ir jie nežiūri į tą telefoną. Rašytoja džiaugiasi, kad štai pristatymą Gargžduose susirinko net 3 mokinių klasės ir net ne pamokų metu. Nuostabu, tai aš galiu pasakyti, visi tie renginiai, tie, kur yra buvę ir Vilniuje yra buvę ir Kaune, kol aš paslinkau, kur ką nors daryti, važiuoti ten ir jaunesnį, kai buvau. Bet jau su mokiniais, gal čia yra mokytojų profesija, kai tu žiūri į jaunus vaikų veidus ir, žodžiu, ir tu matai, ar jis atliepia savo mintimis ar neatliepia. Arba jeigu, pavyzdžiui, yra auditorijai koks nors kultūros darbuotojas, visi kiti veidai tokie vienodai, bet tie, kurie ką nors ar su knyga, ar su kultūra turi, iš karto matai, tas atliepiantis yra arba šypsena, arba mintimis, arba jis ką nors palinguoja, iš karto matai. Ir tada jau kažkaip tas jautiesi, kad tu turi su ta auditorija kontaktą ir jau su tais mokiniais tai buvo viršūnė šiais metais. Sveikiname mūsų krašto šviesuolę, rašytoją Editą Barauskienę, tapus garbingos nominacijos Metų kultūros žmogus laureate. Na, o pati Edita artėjančių švenčių proga visiems nori palinkėti tik vieno dalyko. Žmogiškumo, paprasčiausiai žmogiškumo. Ir juk tuo viskas remiasi.